Mano vardas Aurelija, man 26 metai. Aš savanoriauju Palaiminto Mykolo Sopočkos hospise. Tai yra paliatyvios slaugos ligoninė, kur mes palydim žmonės, kurie jau iškeliauja pas Viešpatį. Mirtis sustato tavo gyvenimą į vietas ir tu supranti, kas iš tikrųjų yra svarbu ir kiek tu laiko praleidi veltui gyvenime. Nešnekant apie tas naujasias technologijas, kiek tu laiko praleidi veltui juose ir palydėjimas žmogaus į kitą pasaulį tiesiog sustato, kas yra svarbiausia. Ar tai yra tavo šeima, tavo kiekvienos dienos pasirinkimai, kai tu atsikeli ryte ir tu galvoji, ką aš dabar ir dėl ko veiksiu. Ir duoda tai, kad tokį suvokimą apie amžiną gyvenimą, kad po mirties nieks nesustoja, tik yra kitaip. Ir sutvirtina tikėjimą. Labai svarbu, kad žmonės žinotų, kad šitose namuose, hospise, mes daug nekalbam apie mirtį, mes kalbam apie gyvenimą. Čia yra ta vieta, kur žmonės gyvena, bet čia yra išgyventi paskutiniai gražiausi žmonių momentai su šeima, su artimaisiais ar su dvasininkais, kurie lanko ligonius. Tai sunkiausia yra, man atrodo, kad man susitaikyti su savim, kad aš darau tik tiek. Man atrodo, kad aš darau labai mažai. Taip, čia ta savanorystė yra ir medicinė, ir dvasinė, kai reikia ir plauti ligonius, eiti į dušą, keisti sauskelnes, maitinti, arba sėdėti kartu, kalbėtis apie viską, arba skaityti. O man atrodo, tai yra tiek mažai. Atrodo, kad aš duodu, aš einu, aš skaitau, o iš tikrųjų tai yra man gyvenimo mokykla. Aš čia gaunu, aš čia mokausi, kas yra gyvenimas ir gal kaip teisingai jį gyventi. Tie apmąstymai iš savanorystės, kurie ateina į tavo galvą, tie apmąstymai padeda galbūt geresniu žmogumi būti, o kai tu esi geresnis žmogus, tu aplink save aplinką darai geresnę. Linkėčiau tai tikėjimo ir susitaikymo. Labai svarbu, kad pats ligonis susitaikytų su savo padėtim, padėtų susitaikyti su savo padėtim šeimai ir artimiesiam. Ir tikėjimo, kad tai yra ne pabaiga. Tikėjimo, kad mūsų visų žemėje kančios baigsis ir prasidės naujas gyvenimas, kur nėra tamsos, kur nėra kančios ir skausmo. Tai tikėjimo ir Dievo gailestingumo.